Vingų pažįstu jau gerokai senai. Ir jisai mane tiesiog nuo pat pirmos dienos mane pritrenkė savo keistų labai charakteriu. Suprantat, yra taip reta žmonių, kurie tiesiog tave geria, klausia, kaip pas tai problemos yra. Ar tu neturi ko nors problemų? Gal aš galėčiau ko nors tokio padėti? Aš taip, žinot, staiga žmogus sako padėti. Kaip tavo sveikata? Ar tu žiūri taip savo sveikatą? Aš sakau, daktaras, aš turiu tave būtinai prižiūrėti. Reiškia, sakau, tai aš visų. Žmogus, kuris neįtikėtinai gyvena dėl kitų. Man jis yra visiškas fenomenas. Jo psichologija yra tokia, padėti kitiems žmonėms. Paskui jis kaip daktaras yra labai savotiškas. Įsivaizduojate, šitas žmogus studijavo mediciną dar tais senais laikais, kai dar daktarai eidavo į mediciną iš pašaukimo, ne dėl biznio. Iš pašaukimo, o kas tas pašaukimas? Atjausti žmogų. Jis nori atjausti kitą žmogų. Ir paskui dar vienas dalykas yra, paskui nuostabus, fantastiškas administracijos talentas. Sakant, administratorium būti, tai yra nepaprastas dalykas. Čia reikia turėti talentą, dėl to, kad tu gali labai gerai tvarkyti kažkokius tai popierius, tu gali gerai nurodyti kokias nors ten, kad ten reikia taip daryti, kaip nors kitaip daryti, bet jisai yra viduj kolektyvo, jis yra tos, ne tai kad administracijos, bet tos institucijos viduj. Jis tiesiog tenais dega. Aš mačiau, kaip jisai Santariškės remontavo. Įrengė didžiausią parką. Niekas jo ten nevertė, niekas jam ten nieko nesakė. Dabar įsivaizduokit, tu Santariškėse, kai esi vasarą išeini, tu išeini į parką. Ir visur dalyvauja. Įsivaizduokit, jis visur dalyvauja. Aš čia neseniai, reiškia, girdėjau, kaip jisai rusiškai pylė eilėraščius, bet taip sklandžiai. Ir tokius gerus, reiškia, ir viešai su tokio, su išraiška. Ir svarbiausia, kad tai ne taip savo tuščia poezija, bet kaip tik tai tinkanti, reiškia, tai progai, tinkanti tiems žmonėms, kurie klausėsi. Tai mes taip sakau, žinot, reikia turėti atmintį. Apskritai jis yra auksaburnis, bet nuo kitų auksaburnių, žinot, ko jisai skiriasi? Jisai skiriasi tuo, kad jisai netuščiai kalba. Jis nėra taip, kad man pasakė ir paskui užmiršo. Ne. Jis kietas tipas. Oi, kietas tipas. Aukščiausia klasė.